Aš jaunystėje buvau profesionalus sportininkas. Akademinis irklavimas. Sporto mokyklą Trakuose baigiau. Dar universitete stipriai sportavau. Žinot, jaunystė yra, vienas daktaras yra sakė, vienintelė liga, kuri su amžium praeina. Kaip išlaikyti tą gerą erekciją, gerą libido iki mūsų, vadinkime, kiek galima ilgiau, iki mūsų gyvenimo pabaigos, kad mes tikrai jaustumėmės tikrais vyrais ir galėtumėm patenkinti ne tik save, bet ir partnerį. Pradėjęs dirbti, mečiau sportus, visą kitą, mano būsena stipriai pablogėjo. Turėjau svorį ir netoli 100 jau. Buvo tokie laikai. Vyrai turintys antsvorio ar nutukimą rizikuoja susirgti daugeliu ligų, įskaitant vėžį. Be to, tai neigiamai veikia lytinį gyvenimą, sukelia erekcijos sutrikimus ir sumažina libido. Visi vyrai, kurie neturi viršsvorio, jie vis tiek turi geresnę erektilinę funkciją negu tie vyrai, kurie turi viršsvorį. Tai yra, manau, kad jau įrodyta. Aš nekalbu ne apie netgi cukrinį diabetą. Galima ir be jo tai turėti. Vis dėlto tai veikia. Kadangi tas viršsvoris, vadinkime, veikia taip pacientą. Ne tik tai kaip kūno masės indeksas, bet psichologiškai galbūt jį veikia, jis nenori to atlikti, jis gal šiek tiek aptingęs būna. Vienas iš svarbiausių dalykų yra pačio paciento požiūris. Atrodo, visos informavimo priemonės, tiek kalba kiekvieną dieną, ir gydytojai žino, bet vis atsiranda vyrų, mano praktikoje atsiranda 55-60 metų vyrus, ar tu žinojai apie prostatos vėžį, ar koks tavo PSA tyrimas. Tai nežinau. Sveikata yra žmogaus turtas. Žmogus savo turtu turi pats rūpintis. Žmonės patys bijodavo kreiptis, nevažiuodavo. Ai, geriau palauksiu, nieko nejaučiu, nevažiuosiu tos darytis kažkokių tai tyrimų. Pacientas ateina tada, kada jau jisai psichologiškai palūžęs, kaip psichologiškai nenusiteikęs tai atlikti, gavęs pylos nuo partnerės, kodėl čia taip vyksta, kodėl tu neini pas gydytojus, ir sako, na jau čia mūsų šeima yra dėl to, kad aš turiu tam tikrą problemą su erekcija. Tai nereikia to sulaukti. Deja, daug vyrų Lietuvoje kenčia skausmus iki rimtų ligų atsiradimo, kaip kadaise darė ir Valdas. Vėliau supratę, kad reikia keistis, jie daro dar didesnes klaidas. Aišku, vėl buvo toks kvailas nuostata, kad davai pradėti sportuoti ir žalstyti po 10-20 km. Kai jau buvo 40 metų, tai irgi biškai persivariau. Aš galiu, aš lakščiau. Nieko, jau yra kitas amžius, reikia kitaip bėgti. Pamačiau, kas darosi, kad viskas eina šaibam, kad darosi blogai, kad visur skauda, nebegaliu, ir nugarą pradėjau išvaržą darytis ir nuėjau į polikliniką, sako, viskas, tik operacija. Sakau, susitvarkysiu pats. Jau daugiau nei 20 metų urologas, seksologas profesorius Darijus Kaudickas padeda vyrams išlaikyti kokybišką lytinį gyvenimą. Jis tikisi, kad paprastos taisyklės gali užtikrinti vyriškumą iki gyvenimo pabaigos. Pradėkime nuo gyvenimo būdo gerinimo. Nuo mitybos, nuo fizinio aktyvumo ir nuo viso kito. Pagrindinės, sakyčiau, vyrui, bet kokiam vyrui, ar jaunesniam, vyresniam, tai yra gyvenimo kokybė. Bet gyvenimo gera kokybė tai ne tik tai prie erektilinės disfunkcijos jinai labai reikalinga, kad ją turėti, bet ir prie visų kitų ligų. Mes jeigu mes kontroliuosim savo kraujospūdį, jeigu valgysim atitinkamą gerą maistą, sportuosim, manau, kad gerai jausimės, būsim geros nuotaikos, teiksim savo partneriams tik tai pasitenkinimą, turim būti ambicingi ir užsispyrę. Jeigu mes nekreipsime tai dėmesį, jeigu mes vaikščiosim su viršsvoriu, nekontroliuosim savo kraujo spaudimo, nestebėsim savo gliukozės kiekio kraujyje, būsim galų gale apsileidę, nenorėkime, kad ir su mumis viskas bus gerai. Pradėjęs sveikai gyventi, galite užkirsti kelią vyriškų ligų atsiradimui. Pagrindinai yra 3 ligos prostatoje. Yra prostatos vėžys, gali būti gerybinis išvešėjimas ir uždegimas. Ir gali būti taip, kad vienoj prostatoje vienu metu yra visos 3 ligos. Tai reiškia, prostata yra organas, raumeningas organas, dubenį, jis atsakingas už lytinę funkciją, nuo jos priklauso ir šlapimo sulaikymas, nes į prostatą yra labai arti tokių raumeninių raukų, kurie atsakingi už šlapimo sulaikymą. Jinai, kuo didesnė, tuo jinai labiau gali spausti kanalą nutekėjimą ir atsirasti tie vadinami prostatos išvešėjimo požymiai, šlapinimas, apsunkintas šlapinimasis,
nepilno pasišlapinimo jausmas, bet gali būti toj prostatoj, dideliai prostatoj mažas židinukas, kuris yra onkologinis, kuris didės su laiku ir išdidės. Bet žmogus pašalo rankas, kojas pašalo, sėdėjo kažkur žvejojo, stintą žvejojo ir prie tos pačios galėjo prisidėti uždegimas. Neišgydytas uždegimas, sakykime, užsiveda lėtinio uždegimo tie mechanizmai. Tai tų niuansų yra daug, o prostatos gerybinio išvešėjimo viena iš teorijų yra irgi uždegiminė. Prostatos vėžio vystymosi teorijų irgi uždegiminė. Vyrai norintys išsaugoti sveikatą ir vyriškumą turėtų mažinti organizmo uždegimus. Tam padeda fizinis aktyvumas, sveika mityba ir specialiai vyrams skirti augaliniai preparatai, gerinantys bendrą savijautą, seksualinę sveikatą ir stiprinantys prostatą. Reikia nelaukti ir pradėti vartoti tokius preparatus, kurie gali kažkiek tą procesą sulėtinti. O tas sulėtėjimas būna tikrai. Kai kuriems tai ištisus 5 mečius ne taip progresuoja, baisiai organizmas prisitaiko ir faktiškai tada galima gyventi beveik pilnavertį gyvenimą, neturint jokių problemų. Vienas populiariausių maisto papildų vyrams siekiantiems ilgiau išlaikyti seksualinį gyvenimą, sveiką prostatą, energiją ir tinkamą testosterono lygį yra preparatas RED3. RED3 tai šveicariškas naujos kartos produktas, skirtas prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Tai maisto papildas vyrams, kurie rūpinasi savo vyriškumu ir sveikata. Ilgus metus vartojantis maisto papildą RED3 Valdas teigia, kad šis preparatas padeda išlaikyti potraukį ir puikius ilgalaikius santykius su partnere. Paprasčiausiai žinom tos dalykus, ką reikia daryti. Abu žinom ir abu mielai to užsiimam, kai tik randam laiką, kai tik randam turim norą. Ne tai, kad užsinorėjo darom, bet davai šiandien turim laiko darom, davai darom. Ir labai daug priklauso nuo moters. Ar vyrai bus erekcija ar ne, tai priklauso nuo moters. Maisto papildo RED3 sudėtyje esanti peruvinė pipirnė, dar žinoma kaip maka, padeda Valdui išlaikyti reguliarų lytinį gyvenimą. Lytinio gyvenimo periodiškumas ir reguliarumas, kai visą laiką sakau, jeigu mes išlaikysime per savaitę 2-3 kartus ir turėsime lytinius santykius su gera ejakuliacija, tai manau bus labai gerai. Aišku, su amžiumi ta reguliarumas tas trumpėja, tačiau jeigu 60-70 metų, kad ir kartas per savaitę, bet jeigu jisai bus efektyvus, rezultatyvus, malonus, tai manau mes tikrai suteiksime malonumą savo ir partneriai. 2002 metais atliktas mokslinis tyrimas įrodė, kad peruvinė pipirnė, dar vadinama maka, ypač padeda pagerinti lytinį potraukį vyrams kaip Valdas. Jeigu potraukio nėra, jeigu hormonai nesigamina, kurie skatina dviejų skirtingų lyčių sueitį, jokio seksualinio gyvenimo nebus. Vyresnio amžiaus vyrams libido mažėja. Logiška, kadangi visos, vadinkime, sistemos, tame tarpe ir organų sistemos, visos prasčiau aprūpinamos krauju ir tame tarpe ir mažasis dubuo ir nereikia pamiršti ir hormonalinės apykaitos problemų, kadangi testosterono kiekio mažėjimas, kuris tiesiogiai veikia su mūsų libido, su potraukiu, taip pat turi įtakos vyresnio amžiaus vyrams. RED3 sudėtyje yra maka, peruvinė pipirnė. Tai centrinės Andų dalies laukinis augalas. Inkų auksų dar vadinamas augalas garsėja kaip energijos, ištvermės šaltinis, taip pat kaip galingas afrodiziakas. Tradicinė Pietų Amerikos medicina maką naudoja kaip medžiagą keliančią organizmo tonusą ir atsparumą, netidinant kraujospūdžio, padedančią ištverti didelius fizinius krūvius ir įtampą, pagerinančią raumenų būklę, gerinančią libido. Be makos RED3 sudėtyje yra ir kitų augalų turinčių teigiamą poveikį vyrų sveikatai. Klyva padeda palaikyti normalią prostatos būklę, o gauruotojų soja ir gutaperčinė eukomija tradiciškai naudojamos vyrų reprodukcinės sistemos sveikatai. Valdas, vartojantis šį papildą, teigia jaučiantis daugiau energijos ir geresnę savijautą. Pietuose auga tikrai didesnis spektras, daugiau augalų ir žymiai
geresnių savybių. Nes kad tik reikia žinoti, kiek jos naudoti. Ir kaip naudoti. Yra tokių augalų. Visą laiką jos reikia vartoti. Kai yra pasitenkinimo būsnė, tai yra tam tikrai harmonija. Jie gaminasi daug ir jie skatina kūno sveikumą. Viskas. 60-mečiui daryti viską, kad jis būtų laimingas. Kad jam patiktų, kad jam būtų įdomu. Žmogus yra emocinė būtybė. Ir jo fizinė sveikata, taip pat ir psichinė, priklauso nuo jo būsenos. Valdas mėgsta Red 3 dėl jame esančio Sibiro ženšenio, kuris padeda palaikyti tiek fizinę, tiek psichinę pusiausvyrą. Jeigu pastebėjote, dauguma įvairiausių preparatų, augalinės kilmės ir veikliosios medžiagos labiausiai pasižymi esamų stimuliatorių viduje. Ar ne taip? Ženšenis reiškia, kad tu būtum aktyvesnis, kad būtum darbingesnis, tau atsirastų geresnė nuotaika, geras libido, potraukis. Sibirinis ženšenis, dar kitoks jo yra pavadinimas, arba Eleonterococcus sinensis, yra augalas, kuris labai vėlgi turi platų arealą tolimuosiuose rytuose, Sachaline ir Šiaurės Azijos regione. Kas labiausiai naudinga tokioj vakarų visuomeniai, kur pilna stresų, kur reikia atlaikyti nežmoniškus krūvius, tiek fizinius, tiek psichologinius, tai būtent kaip adaptogenas, aš manyčiau, jo viena iš vertingiausių savybių. Nes vartojant jį padidėja atsparumas ir stresui, tame tarpe ir psichologiniam stresui. Aišku, jisai taip pat yra duomenų, kad ir padeda ir fiziniam ištvermingumui. Reiškia, pagerina tą ištvermingumą ir netaip greitai nuvargsta raumenis, krūviai, atsparesnis organizmas krūviam, fiziniam būna. Dar kas yra įdomu, kad tai yra tikrai naudinga savybė, kad yra duomenų, kad jisai atmintį palaiko ir netgi žmonėm, kuriem yra, sakykime, atminties sutrikimai, galima būtų pabandyti pavartot ir atminties spragos galbūt sumažėtų. Red 3 sudėtis buvo sudaryta pagal paskutinės mokslinės studijas, kurios įrodė, kad prostata yra glaudžiai susijusi su vyrų potencija ir viso organizmo gyvybingumu. Suaugusiems gerti 1 kapsulę per dieną valgio metu. Produktą galima vartoti ilgą laiką. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.